Šiandien noriu pasigaminti troškintus raugintus kopūstus su dešrelėmis. Supjaustysim svogūną. Tada česnakas. Noriu pridėti obuolį, jį karamelizuoti ir pagal planą jis ir turėtų tą rūgštumą truputį sušvelninti. Na ir galiausiai rūkytą šoninę. Naudosiu mano mėgstamiausias tamatakos alyvuogių aliejų. Nu va, svogūnai suminkštėjo ir gavo truputį spalvos. Tai dabar pasūdysiu rūkytą druską saltodėsiai. Ir juodųjų pipirų pridėsiu. Po kelių minučių pridedu česnaką. Česnaką irgi kepam labai neilgai, apie 2 minutės. Dabar pridėsim porą šaukštelių rudojo cukraus. Ir šlakelį balzaminio acto įpilsiu. Dabar viską perdėsime į lėkštę ir apkepsime dešrelės. Aš dar papildomai pasūdau rūkytą druską, nes paprastai man neužtenka druskos šitos dešrelėse. Ir pipirų galima. Pridėsiu garstyčių padažo truputį. Ir truputį barbekių padažo. Dabar grąžinsim mūsų dešrelės ir obuolius su svogūnais ir šoninį. Įpilame vandens ir troškinsime kažkur apie 30 minučių. Kažkur pusiaukelėje būtinai paragaujame, ar nereikia druskos, ar cukraus, ar dar ko nors. Mano atveju nieko nereikia. Nu va, viskas paruošta. Prie mūsų kopūstų išviriau šviežių bulvių, noriu sumaišyti jas su tzatziki prieskoniais, nes čia česnakas, krapai ir druska, tai turėtų tiesiog tobulai tikti prie šviežių bulvių. Ir galima truputį alyvuogių aliejaus. Nu ką, ragaujame. Tikrai labai gerai obuoliai davė truputį tokio saldumo. Gavosi ne taip rūgštu. Žodžiu, kaip norėjau.